Esu Edmundas Petrauskas, atvykau į Kanadą 16 metų amžiaus, tiesiai į Londoną ir čia nuo 1949 metų vasario 10 gyvenu. Būdamas 16 metų be abejo turėjau pasivyti prarastus 2 metus beveik mokyklos. Žinoma, vyjaus pabėgėlių stovykloje Vokietijoje, Bavarijoje, bet kaip ten jis bebūtų, atvykus į Londoną, patyrus fizinio darbo šiek tiek, mėnesį atidirbus, kad gaučiau $100 su tenisais riešais, nutariau, kad vienintelis būdas tai yra siekti aukštesnio mokslo. Ir tuo laiku, 49 metais, prasidėjo Londone tikra veikla. Todėl, kad atvyko daug vyrų ir moterų darbam po kontraktais, todėl, kad negalėjo atvykti be kontrakto, be darbo. Taip, kad suklestėjo bendruomeninė veikla, kai 49 metais Londonas buvo pirmoji Kanados bendruomenė, apylinkė, sakyčiau, teisingiau, lygi tol, kol 64 metais jau mums reikėjo parapijos ir savos bažnyčios, kadangi mes kaip ir ubagavom po įvairias kitas šventovės, koplyčias, net ir po sales, kai pirmasis kunigas Vincentas Rudzinskas iš tiesų ubagavo, kad iš vienos koplyčios į kitą bažnyčią, net į sales. Salėje būdavo stalas, jisai šventojo padėdavo ant stalo relikviją, staltesėlę ir mišios. Ir mes lietuviai giedojom ir iš tenais prasidėjo visa veikla. Lygi tol, kol 64 gavę galimybę iš sutaupų sumokėti $25 000, kurių dar trūko, ir iš tada labai palankaus vyskupo Sherlock nupirkti iš anglikonų Švento Morkaus bažnytėlę, kurią nupirkę labai trumpu laiku savo pačių išgalėmis, darbais, išskyrus meno darbus, kur viduje pakeitėm absoliučiai į lietuvišką šventovę, su lietuviškais motyvais moderniais, kuriuos aš esu nufilmavęs prieš šventovės uždarimą. Taigi nuo 1964 metų atsidariusios Šiluvos Marijos parapijos ir šventovės praėjus gražiam laikui bendruomeniniam lietuvių Londone gyvenimui sužibėjus, deja atėjo 2000 metų, kai sėkmingai vadovavęs Šiluvos Marijos šventovės ir parapijos klebonas Kaknevičius pasiekė pensijos amžių ir pareiškė savo norą vyskupijai, paliko vyskupijai surasti naują kunigą galbūt. Aš tų detalių nežinau, bet vyskupijai buvo paranku tuo laiku peržiūrėti visos vyskupijos parapijų reikalus. Ir kaip tik tai tuo laiku peržiūrėjimo, kadangi daug parapijų buvo jau turinčios tas pačias finansinės problemas ir pastatų išlaikymo visokius uždavinius. Taip kad be abejo jaunas, labai smarkus vyskupas Fabro, vienuolis, kuris pakeitė buvusius vyskupus, kurie buvo labai lietuviam palankus ir labai draugiški. Jisai nei vieną kartą nebuvo aplankęs mūsų po jo įstatydinimo vyskupu. Ir be abejo, tuo laiku jam buvo labai patogu, kad čia jau lietuvių katalikų bendruomenė sumažėjusi ir galbūt ateityje turėjęs sunkumų. Tai kodėl ne? Jau reikia ją nužeminti nuo parapijos statuso į bendrijos statusą,
kas yra Lithuanian Catholic Community, not parish, ne parish, ne parapija. Ir tokiu būdu jis neuždarė mūsų lietuvių katalikų maldos, bet tik tais tiek sumažino, be didelės kaltės, sakyčiau. Išskyrus, kad galbūt dar mes galėjom panaudoti tą gražiai moderniai įrengtą iš lauko seną anglikonų Švento Morkaus bažnyčią. Ir tikrai buvo viduj absoliučiai moderniai, gražiai, su sale, su virtuve, su scena, kur vyko visas lietuviškas gyvenimas. Ją nugriovė vyskupija, todėl kad uždarius parapiją, jie uždarė patį pastatą dėl nesaugumo kokio tai. Senas pastatas, teisingai, bet kas tai pastato pastogėje, balkėje yra jau reikalingi pakeitimų. Ir atsiuntė, žinoma, specus inžinierius, kurie priklausė vyskupijai. Ir jie nutarė, kad teisingai, kad tasai pastatas nėra saugus. Ir kaip pastatui būnant nesaugiam, vyskupas uždarė įėjimą. Ir buvo ant durų užrašyta, kad įėjimas draudžiamas specifikuotiems asmenims. Taip, kad pastatas buvo uždarytas 2006 metais, nors jau prasidėjo procesas jau nuo 2002-2004 metų. Ir kai 2006 metais uždarė, jau mes tada vyskupas mums davė Mary Immaculate pastatą naudoti. Kas savaitę, apsimokant, reikia mokėti nuomą, iš maldininkų aukų, aišku, nuoma buvo prieinama. Kurį laiką atrodė, kad vyskupija parduos tą pastatą kaip nors. Bet vasaros metu, ne žiemos, trūko vandens vamzdis. Ir niekas nežinos, ar jis trūko, ar kas įėjo į vidurį, buvo įėjęs į vidurį, bet turėjo turėti raktą, kadangi durys buvo užrakintos visą laiką. Galėjo kas nors, kaip anglai sako, įsnikinti, įlysti ir paleisti vandenį. Kai atėjo vienos savaitės gale į kas tai patikrinti, rado tiek vandens ir rado jau pelėsius. Ir kai jau pelėsius rado, tada jau klausimas, kiek kainuos išvalyti. Kainuos išvalyti lygiai $50,000. Tai nei vyskupija, nei mes, mūsų Šiluvos Marijos parapijoje, būtume tiek galėję surinkti pinigų. Taip, kad mes atsisakėm valymo. Kai atsisakėm valymo, tai vyskupija paminėjo, kad nėra išeities, reikalinga bus nugriauti. Todėl, kad vyskupija jautė, kad galbūt tarp visų galimybių geriausia, nors brangiausia, yra nugriauti. Suprantu, irgi neturiu tikrų duomenų, bet kainavo apie $100,000 Šiluvos Marijos šventovę nugriauti. Ir aš esu nufilmavęs nugriautą tą vietovę. Dabar šiandieną rasit nieko, tik tais vasaros metu gražią žolelę ten.